Super. Sveiki, sveiki visi. Kas žiūrite, kas aš esu laidą, su Eugenija Vydė. Ir šiandien turiu dvi pašnekovės, nuostabias moteris, Gintarę ir Tomą. Ir ši idėja gimė pakalbinti būtent jas, pamačius jų projektą. Iš tikrųjų, tai dabar net nežinau, kokiam jisai lygyje, kokiam tai etape tas projektas, bet coachingas moterį. Ir ten su tais visais subtilumais, manau, iš mūsų viso pokalbio labai išplauks ir apie šį projektą, ir apie kitus. Šios dvi nuostabios deivės dalinasi labai daug moteriškumo idėją. Ir ne tik dalinasi, bet jos tiesiog įkūnija tą dievišką moteriškumą per save ir skleidžia ne tik savo išvaizdą, ne tik savo grožiu, bet visa gyvenimo idėja. Ir jų gyvenime yra tokie nuostabūs dalykai kaip coachingas, NLP, kvėpavimo praktikos, joga, Tibeto budizmas, žiedų esencijos, mineralai. Kai kurie dalykai, aš tikiu, kas klausote ar žiūrite, yra tikrai girdėti ir kaip viskas aišku, ten coachingas, NLP, bet aš tikiu labai daug ir mano aplinkoje yra žmonių, kurie nėra girdėję, pavyzdžiui, apie žiedų esencijas, apie kristalų terapiją, kažkur kristalai, gražu, apyrankės, pakabukai, neįsiplečiant, bet visų tuo geriu dalinantis ir turint tuos įrankius, pirmiausia, aš visada matau, kad tai yra savipagalba kiekvienai gyvai būtybei, ir ypač šitam žmogiškam pavidale. Aišku, mes šiandien taip labai gražiai išplauksim per moteriškumo temas įvairias, bet visos tos praktikos ir tos įgytos žinios, jos tarnauja tiek vyrams, tiek moterims. Ir man visada labai įdomu, kada moteris yra tokiam išsibarsčiusiam, dabar sakyčiau, tam vyriško ir moteriško polio kontekste, yin ir yang pusiausvyroje, va tiesiog kaip kas turi, kokių žodžių, kaip kas nori, tai pavadina. Jei susirinkti save į savo visumą darosi toks iššūkis, vienom mažesnis, kitoms didesnis, nes kiekviena turi tą įsivaizdavimą apie savo moteriškumą, kiekviena turi tą įsivaizdavimą, kaip jinai personizuoja save, kokias jinai kaukės dėvi, ką jinai gyvenime veikia. Ir kažkuriam vis tiek taške jinai visai atsiduria, ar tai yra šitas gyvenimas apie mane, kas aš esu šitam gyvenime ir ką Dievas norėjo pasakyti mane atvesdamas kaip moterį. Tai mes bandysim įsiplėtoti per tokias gražias, gilias, gal šiek tiek tokias plaukiančias temas, bet tikrai bus labai įdomu. Ir merginos, Gintarė, Toma, apie ką jūs dabar? Labai Apie viską, labai daug. Iš tikrųjų, kiekviena diena labai skirtinga ir labai sunku kažkokį tokį uždėti, apie ką aš dabar, kaip atrodo, taip ir esu. Daugiausiai dabar tai turbūt tiesiog leidžiu savo atsipalaiduoti, nes daug metų buvau tam skubėjime, lėkime, tikslai, verslas, siekimas ir iš tikrųjų supratau, kad net nelabai mokėjau atsipalaiduoti ir prireikė nemažai laiko į tai įeiti ir aš vis dar tame ir dar kaip tokį svogūną tą atsipalaidavimą lupu po vieną tą odelės sluoksnį ir žiūriu, ko ten dar yra viduje. Tai kaip prieš tai truputėlį apsikalbėjom, leidžiu savo truputėlį ir nieko nedaryti, ir pradėti, ir neužbaigti, ir taip, kaip tuo metu atrodo, pasiemu po kažkokią mažą dalelę iš kiekvieno dalykėlio, ką pradedu daryti, tiek, kiek reikia, ne tiek, kiek protui galbūt atrodytų, kad reikia, bet tiek, kiek jaučiasi viduj. Tai va taip kažkaip. Pirmiausia, tai ačiū Eugenija už nuostabų pristatymą ir už klausimą. Tai labai panašiai kaip Gintarė iš tikrųjų, manau, ir aš kaip moteris suprantu, kad vienas iš svarbiausių dalykų tai yra atsipalaidavimas. Tai iš tikrųjų tame irgi esu ir nestengiuosi, bet leidžiu savo ilsėtis. Labai panašiai kaip Gintarė, tikriausiai dėl to mus ir kažkaip suvedė tas likimas, kad kažkaip susijungti kartu, dirbti, nes tos sinergijos tarp mūsų labai daug.
taip pat daug metų korporacijai, daug metų darbo, daug metų tokios labai aktyvios, intensyvios, varomosios jėgos energijos vyriškos, kur dabar truputėlį kitaip, truputėlį toks atsitraukimas labiau į save, tas ir kaip ir sakė Eugenija, kas aš, taip, tai ieškojimas tas, kas aš iš tikrųjų esu kaip moteris, kaip dukra, kaip savęs išlaikytoja, kaip kažkokiu finansų generuotoja, kas aš esu ir per kur tai ateina. Tai kaip ir tu minėjai, kaip ir mes kalbėjom pradžioje truputėlį, kad išplaukė tas labai gražus projektas Laisvos, kartu su Gintarė moterų grupinis coachingas. Tai manau, iš to, kad mes esam tokioj panašioj pozicijoj ir tas tyrinėjimas mums leido iš tikrųjų pasikalbėti ir pabandyti, o kodėlgi ne kalbėtis ne su viena klientė, ne su viena moterim, kaip aš anksčiau, kaip dirbu ir dabar ir anksčiau visada dirbdavau, bet kas vyktų ir kaip būtų, jeigu moteris susėstų ir kalbėtų kartu apie labai svarbius dalykus su labai gerais klausimais. Mes tikriausiai, aš esu pati labai daug moterų ratų dalyvavusi ir moterų įvairiose stovyklose ir tai yra tokia galinga ertmė, toks galingas įrankis. Ir mes taip pakalbėjome, o kodėlgi neturėti jį kas kažkiek laiko ir leisti iš tikrųjų moterim turėti tą tokią erdvę, tą ratą, išsikalbėjimą su labai kartais gerais ir nepatogiais klausimais ir eiti į tokias temas kaip seksualumas. Mes pradėjom labai stipriai su Gintarė kalbėti apie labai svarbę temą, kuri tikrai yra aktuali, bet dar labai švelniai prieinama, nes jinai vis tiek yra labai jautri mums moterims. Taip, žinoma, ir tikrai mano pačios gyvenime, ar kai susiduriu dirbdama su žmonėm, ar tai vienoj srity ar kvėpavimo sesijose, nes labai per kvėpavimą pasimato iš tikrųjų, kada žmogus ateina ir pas jį visiškai yra uždaryta pilvo apačia ir ypač pas moteris, ne pilvo apačia, visas dubuo, jis net vizualiai kvėpuojant, diafragma tiesiog nebegali leisti žemyn ir ten yra tos ertmės, tai kūrybai, tai gyvybinė seksualinė energija pasireikšti ir su tais visais impulsais skleistis per moterį. Ir tiesiog tas vyksta ir aš tai pastebiu tiek tenai, tiek coachingą, kada ateina žmonės, moterys ateina būtent su tom tokiom jautriom temom, nes jom kažkur tai reikia įsikalbėti, nes visuomenėje dar yra daug laisvės, yra tantra, neotantra, visi tie dalykai nuostabūs ir geri. Bet žmogus nežino, ar pasitikėti ar nepasitikėti, kiti labai laisvai išeina, kiti vis dar su tais vidiniais klausimais būna, nes su partneriu to intimumo ar partnerė nėra. Su tėvais apie tai gal nebuvo to pokalbio su visais. Ir jūs išeina tuo tokiu formatu grupėje apie tai kalbėtis. Tai yra, įsivaizduokite, tą nusimti, tą ilgus metus kažkokią tai dėvėtą kaukę, tą įsivaizdavimą apie intimumą ir seksualumą ir dar ateiti ir pasidalinti su grupe. Ar jūs turėjot savo susitikimus su merginom ir kaip tai viskas vyksta? Taip, turėjom susitikimą su merginom. Buvo iš tikrųjų labai įdomu stebėti. Pradėjom visos truputėlį nuo judesio, kurį Toma mums pravedė, tam, kad truputėlį atsipalaiduoti, išeiti galbūt iš to proto, kuris dabar galvoja, apie ką čia dabar šnekėsim, čia reikės pasakot kažką, aš čia gal kažko nepažįstu ar nenoriu kažkokia pasirodyti, nenoriu, kad sužinotų apie mane. Galbūt, gal čia man tik vienai taip yra, gal kitom taip nėra ir aš čia kažkokia dabar pasirodysiu. Tai pajudėjom, ėjom labiau į kūną, truputį susipažinom ir tada sėdom visos ir pradėjom tiesiog kalbėtis. Pradžiai bandėm tokį priėjimą su Toma per metaforas, pakalbėti apie seksualumą, kadangi tai buvo toks kaip pirmas susitikimas ir tikrai kaip ir minėjote, Eugenija, kad sunku moterim apie tai kalbėti, tai nenorėjom per stipriai iš karto ir per giliai vesti, norėjom sukurti tokį pasitikėjimą vis tiek viena kita. Tai leido moterims taip atskleisti tiek, kiek jos nori, per metaforą galima būtent tai ir padaryti, tiek, kiek tik tai norisi atskleisti. Tai va, dirbom su metaforom,
komentavom viena kitos metaforas, uždavinėjom truputėlį ir gilesnių klausimų, kiek kas norėjo, kiek leidosi ir buvo iš tikrųjų labai įdomu. Įdomus labai rezultatas, net visai kitoks galbūt negu kokio ir pati tikėjausi. Tas iš tikrųjų labai įdomu, nes kiekvieną kartą sunku tikėtis kažkokio rezultato. Jis būna būtent toks, kokio reikia ir labai skirtingas nuo susirinkusių žmonių priklausomai. Tai taip. Tai dar norėjau iš tikrųjų ką pridėti prie Gintarės. Eugenija, tu irgi, žinai, mane iš šokio. Man pačiai asmeniškai šokis, tai yra, kaip ir kalbėjai, taip, aplink klubus labai lengvai matosi, kur pas moterį yra užspausta energija, tiek kvėpavimo sesijų, tiek judesio. Tada mes su Gintarė kažkaip galvojom, kad reikėtų ir į coachingą, kuris yra gan mentalinis darbas, taip, aišku, galima eiti labai giliai ir emocijas ir jausmus, bet pradėti iš tikrųjų prajudinant kūną, nes aš ką pastebėjau, taip pat vesdama dabar ir kvėpavimo sesijas, ir šokius moterim, kad tas judesys yra toks gyvybiškai moteriai svarbus tam, kad atsipalaiduot, kad kūnas truputėlį labiau prajudėtų, nes įvairiausi įvykiai, traumos, įvairiausi įsitikinimai, įvairiausi pagalvojimai, susitraukimai, išsigandimai, jie tiesiog mūsų kūne. Ir jeigu mes jo nejudinam, nekrūtinam, neleidžiam tą energiją pratekėti, labai mums ir sunku yra eiti tada į kažkokį tai seksualumą, intimumą. Taip, kad ir su savim, ar tai su partneriu savo, nes jeigu kūnas sustingęs, atsiranda labai didelė nejautra ir nejautroj mes tikrai negalim pasiekti kažkokių tais gilesnių patyrimų, intimesnių, nuostabesnių, gražesnių patyrimų tarpusavyje. Tai Gintarė taip pat minėjo, kad metaforos, taip, seksualumo metaforos, labai gražu iš tikrųjų paklausti ir savęs, o kas man yra, kaip aš suprantu seksualumą. Ar tai yra galbūt žydinti aguona, galbūt tai yra tekanti upė ir pažiūrėti, o kas už tos mano metaforos. Ir metafora labai gali daug ką pasakyti ir labai smagu ir buvo labai gražu žiūrėti, kaip moteris dalinosi skirtingomis metaforomis apie tą patį konceptą ir kokios jos yra skirtingos ir kiek ten informacijos yra apie save, apie pasaulį, apie suvokimą ir apie tai, galbūt apie ką reikėtų pradėti kalbėtis. Truputėlį atviriau. Kalbėtis būtina. Šitą temą iš tikrųjų labai moterim ir pamenu savo pradžią tos kelionės apie intimumą. Mes tikrai kartais net sustojam net ir tam rate, kuris yra pakankamai erdvė sukurtas saugi, dalintis, ne? Ir tiesiog sustojam, ar tai dalintis, ar man tikrai teko nuostabi patirtis su Toma, dalyvauti šokiuose, šokti ir stebėti ne tik save, bet kitas moteris, kaip iš pradžių tas kūnas, jis toks lyg nedrąsus, lyg kaip čia taip, lyg kitaip, bet va taip įeinam pilnai į pasitikėjimą ir į tą erdvės palaikymą, nes visos esam dėl to pačio, tik tai kažkokiose skirtingose formose mes užstrigę, bet visos esam apie tą patį. Ir tada, kaip tas kūnas pradeda išsilaisvinti ir kiek atsiranda erdvės tai kūrybai, seksualiniai, gyvybinė energija pasireikšti, kuri turi įtakos ne tik santykyje, ne tik tam gražiausiam intimume, bet ir pačios moteris gyvenime. Ir man visada labai gražu žiūrėti, kaip moterys po truputį skleidžiasi ir atsidarinėja įvairių technikų, įrankių pagalba. Ir kaip jūsų pačių kelionė prasidėjo, kaip jūsų pačių kelionė į moteriškumą apskritai, kada tas įvyko, kai aš sakau, aha, kai persmelkiai, va toks, čia mano tas, aš sakau, aha, bet kitam gal ne aha, kitam kažkokia tokia būsena ištiko, kitiem ten ir komos ištinka, ir dar įvairiausių tų istorijų, bet pavadinsiu tą aha momentą ir kaip viskas jums prasidėjo. Toma, gal norit pradėti? Pasitikslinsiu vieną klausimą, ar tu klausai apie ėjimą
į moteriškumą ar ėjimą link savęs link. Aš norėčiau truputėlį išskirti, nes, o gal ir ne, iš tikrųjų, gal ir tas ėjimas į save prasideda ir tada moteriškumas. Iš tikrųjų, moteriškumas visada buvo, yra ir bus. Bet kurioje moteryje ir bet kuriame vyre iš dalies. Tai yra, tik paprasčiausiai, ar mes jį priėmam toks, koks jis yra. Man atrodo, man užtruko daug metų, 5 metai ėjimo to link save, kad aš suprasčiau šiandieną, kad moteriškumas gali būti labai skirtingas. Kad vienai moteriai moteriškumas yra gyventi palapinėje savaitę laiko miške, o kitai moteriai moteriškumas yra būti spa. Viena yra gražios suknelės, kita yra patogus sportbačiai. Tai yra toks skirtingas spektras, kas yra moteriškumas, ir man suvokimas to, kad tai gali būti labai skirtinga ir labai gražu, atėjo iš tikrųjų visai galbūt nesenai. Tai taip pat atėjo per mineralus, žiedų esencijas ir astrologiją. Ir astrologiją suvokti, iš tikrųjų pamatyti, kad mūsų mėnulis, taip, atsakingas už mūsų mėnulis turi planetą, kuri yra atsakinga už mūsų moteriškumą. Ir tai yra skirtingos charakteristikos, skirtingos savybės. Gintarė, pataisykit, jeigu aš neteisingai sakau, bet man atrodo taip, aš kiek prisimenu. Taip, ir matyti tai iš tos pusės netgi ir suvokti, kad tai aš atėjau į šį pasaulį ir man yra duotos tokios savybės ir per tas savybės aš iš tikrųjų išreiškiu savo moteriškumą. Tai vienas gali būti labai skirtingos. Tai tas toks nusiraminimas, kad man nebereikia dėtis ten tų karolių suknelių ir kažką daryti tokio, ką daro kitos, kas atrodo man buvo moteriškumas, bet leisti būti savo, gyventi savaitę palapiniai, ką aš ką tik padariau, šlapiom kojom vaikščioti su botais po balas ir būti visiškai savo moteriškume. O visa tai atėjo tik tais per daugiau kaip jau 5 metai praktikų įvairiausių. Ir manau, momentas nebuvo, kad įėjimas į moteriškumą, bet momentas man buvo, kaip ir sakai, toks gali būti labai, labai sunkus, tai jisai buvo gan sunkus. Kuomet aš paprasčiausiai iškėliau savo klausimą, gal net retorinį to klausimą, kad kas man gali padėti, nei aš pati. Taip, ir tai buvo toks suvokimas, kur aš sėdėjau ir buvau gilioj tamsioj emocijų ir aš savęs klausiau, ar gali man kas nors padėti, jeigu ne aš pati. Ir man atėjo atsakymas, kad ne. Nes jeigu aš savo nepadėsiu, aš neisiu to keliu, aš nedarysiu pasirinkimų, niekas už mane jų nepadarys. Tai po truputėlį, tas kuo toliau, tuo labiau įgilėja į mane, kad tik aš pati. Tai yra tik mano pačios atsakomybė, ar aš esu moteriška, kokia aš esu, kiek pas mane to tokio, kaip čia pasakyti, healthy, tokio, to tikro moteriškumo, to tokio gero moteriškumo, kiek jo toksinio moteriškumo, kiek taip pat su vyriška energija. Tai priklauso tik nuo manęs pačios ir kaip aš jaučiuosi su tuo. O ne tai galbūt kas yra kažkokie stereotipai sudėlioti jau. Tai man tas moteriškumas yra labai labai asmeniška. Ir tai, kad moterį iš tikrųjų būti moterim reikia tik tai suvokti, o kas mane daro laimingą, o kas iš tikrųjų mane pakrauna, ką veikdama aš jaučiuosi lengvai, gerai ir man gera. Tai ir man atrodo, kad čia ir ateina tas moteriškumas ir jisai prasideda visada man prasidėjo tai nuo suvokimo, kad aš pati turiu atsakyti savo šitą klausimą. Aš gal taip irgi, šiaip mano kelionė kažkuo panaši ir į Tomos, tai kad nesikartot truputį gal iš kito rakurso paimsiu. Iš tikrųjų, tai manau, kad šiaip labai nereikia gal užsiciklinti ant to žodžio moteriškumas ir kad moteris turi būti moteriška. Šiaip labai įdomu, aš net ir per coachingo sesijas su moterim kalbėjus ir esu išgirdus
iš moters, kuri jau saviugda užsiema 16 metų, kad jinai pripažino savo, kad aš esu labiau vyriškos energijos moteris ir taip aš jaučiuosi geriausiai tame būdama. Ir tai yra jos moteriškumas su jos prieskoniu, ar ne? Taip, o mano kelionė tai gal prasidėjo taip į moteriškumą, sakyčiau, galvoju, prieš kiek čia tų metų, kai į moterų satori klubą atėjau. Kiek čia tų metų nuėjo, tai jau nemažai. Kokie 3-4 gal. Ir kaip tai atrodė, aš šiaip dabar suprantu, kad kai aš augau, aš net gal nelaikiau savęs nei moterim, nei mergaitė, nei mergina, nes neturėjau absoliučiai moterų autoritetų, tokių, kur aš norėčiau, kad tarsi tai mano yra autoritetas, ne tokių, kur man primetinėja savo autoritetą. Todėl, kad aš kažkaip stebėdavau suaugusius ir aš žiūrėdavau į vyrus ir aš galvoju, va jie tai gyvena, va tą svajonių gyvenimą, jie drąsūs, jie leidžia savo viską, gali atrodyti tokie, kokie jie ten tik tai nori, gali drąsiai kažką pasisakyti, užsiema kažkokiais smagiais dalykais. O moteris, bent jau taip, kaip aš mačiau aplinkoje tuo metu, ar net mažas vaikas, visko bijo, amžiais nepatenkintas. Vat toks kažkoks tyli, bijo pasakyti kažką. Aš tokią mačiau situaciją, tokią mačiau realybę ir aš dėl to savęs kažkaip net ir netapatinau su moterim. Būdavo vyrai, aš ir moterys. Ir aš iš tikrųjų ir kai augau, dažnai mano kompanionai ir būdavo vyrai, vaikinai, berniukai. Tai va, ir moterų klubas, kai atsirado, iš pradžių aš dar jame ir nebuvau taip nuo pat pradžios, bet pirmą kartą mane taip kažkaip sudomino tas dalykas, kad aš pirmą kartą pamačiau autoritetą moteryje, mūsų mokytojo žmonoje, Dakiniai. Nes aš pamačiau moterį, kuri yra laisva, leidžia savo būti tokia, kokia ji nori, atrodyti kaip nori, daryti, ką nori, keliauti, linksmintis ir dar negana to, kaip čia išsireikšti, drąsiai siekia Dievo, ko irgi nemačiau šiaip visuomenėje aplinkoje. Ir mane tas labai sužavėjo ir tai tapo mano pirmu moterišku autoritetu ir aš tada galvoju, tai gal nėra taip blogai būti moteris. Gal viskas čia su to gerai ir aš tada pradėjau truputėlį kapstyti, tai ką aš prarandu, nelaikydama savęs moterimi ir ko yra tame moteriškame polyje, ko galbūt aš neišnaudoju, neleidžiu savo, neduodu savo. Ir va taip ta kelionė ir išjudėjo. Nuo tada, aišku, tų autoritetų ir moterų, kurios mane žavi, jau yra labai daug atsiradę ir tas yra labai smagu. Tai va, tiek. O vėliau, aišku, taip sekė viskas, panašiai, ką Tomas sakė. Rebefingas, aišku, nuo rebefingo gal viskas prasidėjo, kitokios praktikos, žinios, judesys. Taip. Taip, klausant jūsų, Toma, kažką norėjau sakyti, taip pasistengsiu neišsiplėsti gerai, bet man taip jūsų klausant, visas kūnas šampanavo, visiškai ir taip gera. Ir tapatumo, ir to tokio unikalumo, ir savitumo kiekvienos istorijos, ir jos tokios gražios, tokio kaip deimantai, ir taip gera klausyti, ir aš tikiu, kad bus klausytojams gera klausyti, tačiau, nes mes įrašą šiaip darom, ir aš visai atsipalaidavus dėl to, nes jo susiderinom laiką. Gerai, vyrinis nukrypimas, turbūt jį užmetė į šoną, grįžtam prie Tomos. Ačiū. Ne, aš iš tikrųjų, ką norėjau dar pridėti, prie Gintarės, jinai paminėjo moters pavyzdį, idealą kažkokį. Tai aš manau, kad labai svarbu, ir man pačiai buvo labai svarbu, yra turėti tų pavyzdžių, tų idealų savo kažkokio moteriškumo ir iš tikrųjų nebijoti jų kopijuoti, nebijoti iš tikrųjų tapti kažkuom truputėlį arba kopijuoti savybės, kopijuoti gyvenimo stilių tam, kad mes sugrįžtume į tą savo. Nes labai dažnai
tai, ką mes matome kitose moteris, kas mums patinka, tai yra mano nuomonė viskas labai gerai ir aš pati taip netgi dariau ir vis dar darau, jeigu aš pamatau moterį, kuri tikrai yra nuostabus pavyzdys, aš tikrai pasiimsiu ir bandysiu pasiimti pačias geriausias jo savybės ir pritaikyti savo. Ir pritaikyti savo. Tikrai, ir tai yra labai įdomiai, kaip mokinomės coachingo. Mano viena iš tokių temų pasirinktų buvo apie šešėlį ir ten labai įdomiai, ko aš anksčiau nežinojau ir man tada tokia buvo nuostaba, tai tokia, kaip faina, sužinojau ir tai, kad aš visada šešėlį tapatinau su kažkokiu tai truputėlį negatyviu prieskoniu, šiek tiek, va ten kažkas, ne? Jeigu man kitame nepatinka, tai reiškia pas mane šešėlis. Ir tada įsiveliu į tas visus procesus, į visus darbus su tuo šešėliu. Ir man tada buvo tas toksai, kad, bet jeigu patinka, ir paimkim kažkokią moterį, ne, vat patinka jos laisvė, jos lengvumas, jos akys, jos išmintis, jos iškalba, nu bet kas, grožis. Reiškia, tai yra mūsų šešėlį. Ir tik mūsų šešėlį irgi užspausta dėl kažkokių tai susikloščiusių kažkada situacijų, ne? Ir va tai tas užspausta ir mes turim tą potenciją. Nežinau, kur girdėjau, gal aš taip tiksliai neperfrazuosiu, bet tas, va, jeigu mes kažkuo va, taip tikrai žavimės ir matome, bet pas save to nematom, reiškia, mes tai irgi turime ir tai pradeda skleistis. Tas vien tik tai pamatymas jau ir kiekviename iš mūsų pažadina. Nu, vat, paimkim iš tos psichologinės pusės šešėlis ir mes, nu, va, tą turime. Ir tikrai aš irgi už visus tos idealus ir įsikvėpti, aš visą sakau, įsikvėpti, nes mano asmeniniu pavyzdžiu, man tai yra taip, jeigu aš matau kažkokį idealą ir aš žaviuosi ir dažniausiai žaviuosi tom visom gražiausiom, geriausiom savybėm, mane pažadina irgi eiti link to, bet su tokiu lengvumu ir grožiu, nes iš tikrųjų jai ar jam pavyko, man irgi gali pavykti, aš patikiu savyje ir patikiu, ir dar svarbiausia, pas mane pabunda tas toks gilus tikėjimas gyvenimu, Dievu, visata, absoliutų sąmonė, bet per tai tas ryšys su Dievu, tas tikėjimas, besąlyginis tikėjimas bunda. Tai man labai daug susideda į tą žavėjimąsi kituo. Tai gerai, tai kitas išgirsta, ne, kaip Tomas sakė, ten pakopijuoti, ką čia kopijuoti, tai čia nuo savasties nueisim. Tai mes kaip tik einant, mes man bent jau yra, ir aš tikiu, kad mano aplinkoje irgi mes labiau išgryninam tą visą savo savitumą per tai. Nes mes per daug patikėjom, kad kažkokį ten su tuo visų negatyviu prieskoniu esam. Per ilgai buvo užstrigę mūsų mentalinis kūnas tame, emocinis kūnas tame ir kodėl nesižavėti, jeigu tai įsikvėpia tapti pačia gražiausia manifestacija savyje. Wow. Tikrai. Ir truputėlį dar pridėti prie tavo, Eugenija, ką tu sakai. Tai iš tikrųjų, jeigu mes taip pagalvosim ir eisime vis gilyn ir gilyn, tai kito kaip ir nėra, tai kitos moters nėra. Mes iš tikrųjų, ką matom, tai matom save. Ir va kaip Gintarė, kai jinai buvo jau pasiruošusi matyti tą laisvę, tą grožį, tą moteriškumą, tą lengvumą. Ir jau kai jinai buvo pasiruošusi tai duoti iš savęs, mes iš pradžių pamatom. Tai toks mano nuomonė, ne tai, kad mano nuomonė, kaip aš gyvenu, aš kaip jaučiu, kad mane vyksta pokytis. Aš žiūriu, kokie žmonės aplinkui mane pradeda, kokios moteris būti, kokie vyrai aplink, kokie draugai, kas vyksta. Ir aš iš to matau, kad, jau atėjo laikas kažkam naujo, jau kažkas užaugo, jau kažkam pribrendau ir jau galiu į tai eiti. Ir vien va tas toks idealų matymas, siekimas, tai matymas, kad jau manyje yra tai ir aš jau galiu matyti tai. Ir čia yra nuostabi dovana iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų nėra to kopijavimo, yra tik tais matymas, taip. Yra matymas savęs. Įsikvėpimas. Įsikvėpimas. Taip įdomu, jūs man, Toma, irgi dar tokį tašką ant į dabar uždėjot. Iš tikrųjų, aš vakar irgi buvau Sonatos Altonen paskaitoj Darbas su šešėliu.
Taip atrodo, nemažai apie tą šešėlį visko žinojau, bet vis tiek tas susisteminimas, visko pamatymas vienoje vietoje tikrai buvo labai naudinga ir irgi apie tą žavėjimąsi. Turiu tokį irgi gal pastebėjimą apie žavėjimąsi vyrais irgi. Anksčiau prisimenu, kai buvau tokia gal konservatyvesnė, kažkur pamatydavau kažkokį gal vyrą, pabendraudavau ir ne, aš kažką jaučiu viduj, kažkas mane žavi, bet aš partnerį turiu, kaip blogai. Būdavo toks kažkoks mąstymo procesas. O dabar aš tiesiog galvoju, gerai, patinka, kas man patinka. O, šitas žmogus turi šitą savybę ir šitą savybę. Man iš tikrųjų net gal ne visai tas žmogus patinka, man patinka va šitos savybės. Ir kaip ir pasakė Toma, jau manyje jaučiu, kad jos pribrendo, aš pradėjau jas pastebėti. Tai aš dabar leidžiu savo tiesiog žavėtis visais žmonėm, ir vyrais, ir moterim, ir gal net žavėtis pačiu žavėjimusi, kad labai daug grožio yra aplinkui ir kaip smagu, kad atrodo taip viskas sutverta, kad nereikia tik tai vienu žmogum per visą gyvenimą žavėtis, bet to grožio ir gerų savybių yra aplinkui visur daug išbarstyta. Ir tos savybės jau sutelpa ne tik žmogiškam įsikūnijime, bet ir gyvūnuose, augaluose ir tai, ką mes matom ir gal ko net nematom ir nežinom, kad net egzistuoja, ir va ta mistika, tas tokia paslaptis, jinai yra nuostabi ir jinai man visada labai skleidžiasi per gamtą ir ypač per santykį su augalais, su žiedų esencijom, link kur aš dabar ir einu, su kuriom jūs visai šviežiai esate iškeptos ir ką jūs dalinatės, tai yra žiedų esencijos ir kristalai. Ir mano pačios istorijoje gyvenimo žiedų esencijos labai stiprų vaidmenį suvaidino ir ne tik mano, bet ir mano mylimo vyro ir mano ir vaikų net gyvenimuose. Ir mačiau, kaip subtiliausiam, turėjau tiesiog tą dovaną pamatyti, kaip subtiliausiam lygmenyje keičiasi būvis. Konkrečiai tai dirbau iš tikrųjų su tokiom emocijom, ką turėjau ir su pykčiu, dirbau per žiedų esencijas ir man tiek daug atkrito dalykų. Aišku, šalia ėjo kojon kiti dalykai, kvėpavimai, joga, meditacijos, bet būtent žiedų, tas subtilus pastebėjimas, kaip iš giliai vyksta pokytis. Tikrai daug žinių tai neturiu, tik tiesiog per tą patyrimą, per patį draugavimą su žiedų esencijom, su kristalais irgi tiesiog jie atėjo labai natūraliai gyvenimą ir va taip, vieni keičia kitus ir tos žinios ir kiek duoda ir kaip jūs matote tą visą žiedų esencijų ir kristalų įtaką savo gyvenime ir žmogaus gyvenime ir kaip vyksta ir tiesiog kad neužduot per daug tų klausimų, tiesiog gal apie tą jum patyrimą žmonėm ir kaip vyksta tas visas, žmogus nori kažkokio žiedų esencijos, žmogus nori kažkokio kristalo, ir kaip viskas vyksta, kaip jis ateina, sako, aš noriu, tai žinai, skaičiau rožinis kvarcas gerai, arba ten, norėčiau kokių palergonijų pagerti, ne apie tai, iš tikrųjų, tiesiog kaip vyksta tos konsultacijos, sesijos, čia gal tokia plati tema, bet manau, mes įsibėgėsim ir paliesim visus kampus. Toma, matau, leidžiat man pradėti. Taip, galit pradėti. Taip, iš tikrųjų konsultacijos tai vyksta geriausia, norint spręsti kažkokią problemą, tai imti ne vieną įrankį, o keletą jų pasitelkti ir taip kompleksiškai eiti į problemą. Žiedų esencijos yra superinis įrankis, bet vėlgi žmogui, kuris su savistaba, saviugda nėra labai susidūręs, jis gali net nelabai suprasti, gal suvokti to poveikio ir gali netgi galbūt atsinaujinti efektas. Tai reikia dėl to kompleksiškai labai žiūrėti, ne efektas, o tas problema galbūt, su kuria buvo dirbta, kadangi žiedų esencijos jos veikia emocinį lygmenį. Ir taip, ten gali pravalyti mums emocijas, mes kurį laiką nebejausim tos emocijos, kažkas galbūt pradės keistis gyvenime, bet jeigu žmogus nelabai dirba su savim ir šaknis, dėl ko ta emocija pirmoje vietoje atsirado, yra vis dar neišrauta,
tai per kažkiek laiko tikėtina, kad atsinaujins. Dėl to taip labai kompleksiškai reikia žiūrėti į visus šitus dalykus ir šiaip labai su mineralais labai derinasi ir tinka žiedų esencijų naudojimas, nes vienas veikia labiau per mentalą, kitas per emocijas. Ir čia iš tikrųjų labai gražiai perėjom nuo vienos temos į kitą, nes tik kalbėjom apie tų savybių matymą išorėje, kitose žmonėse ir lygiai, labai teisingai Eugenija ir pasakėt, panašiai ir veikia, mes matom dalykus išorėje ir jie mus traukia, tai tas pats yra su mineralais, tas pats yra su augalais. Ir nuo tada, kai aš perėjau tą pusės metų litoterapijos kursą ir žiedų esencijų, aš dabar viską renkuosi tos įrankius tik taip pat intuityviai, kas pamatau, kad mane labai traukia. Būna tiesiog matau, žiūriu, tarkim, mineralą ir jis man tiesiog skanus. Aš jį suvalgyti norėčiau, tai žinau, kad ypatingai man šiuo momentu jis yra reikalingas kažkokiuose mano situacijose, mąstymo šablonuose. Tai tą patį rekomenduojam ir žmogui, ir pakvėpuoti, ir parenkam esencijas pagal jo situaciją, ir mineralą, ir galbūt ir coachingas iš tikrųjų labai puikiai įsipaišo tame visame konsultavimas. Tai taip. Tai pratęsti iš tikrųjų, ką Gintarė kalbėjo, gal pradėsiu nuo savo patirties su esencijom iš tikrųjų, nes man irgi labai manyje vyroja labai daug tokio vidinio liūdesio ir pykčio iš tikrųjų. Man pykčio emocija buvo labai pažįstama. Ir aš pradėjau gerti žiedų esencijas ir man tai užtruko 2 savaitės. Ir aš pastebėjau, kaip ir Gintarė sakė, kartais tas pokytis žiedų esencijos jisai toks subtilus, kad jo mes kartais nepastebėm. Bet kas man vyko, aš pastebėjau, kad situacijose, kurios man anksčiau būtų iškelusios pyktį, jos paprasčiausiai ateidavo, aš jas pastebėdavau ir aš apsisukdavau ir nueidavau. Ir aš kai suvokiau tai, kad dabar jau kiek esenciją tą nuo pykčio baigiau vartoti prieš kokius 6-7 mėnesius jau. Aš galiu ant vienos rankos pirštus skaičiuoti kartų, kiek jaučiau pykčio emociją. O gyvenimas yra labai labai banguotas, jisai nėra ramus, tai visko vyksta. Tai mano pačios pokytis tai yra toks stebuklas, tai aš dabar labai irgi savo klientėm visom rekomenduoju, šeimos nariam, dukterėčiam, visiems, kam matau, kad galėtų tai iš tikrųjų padėti kažkokioj situacijoj ar su kažkokia tais emocijos, tai žiedų esencijos yra tai tikrai nuostabus dalykas. O aš pati iš tikrųjų, kodėl man ir kaip man veikia ir kaip aš atėjau tiek į žiedų esencijas, tiek į kristalus, nes jūs žinot, kad mes turim tos 5 kūnus, tai fizinį kūną, mentalinį, emocinį, kauzalinį, dvasinį kūną. Ten fizinio kūno lygmenyje aš kaip ir praktikuoju šokį, jogą. Ir man visada būdavo įdomu iš tikrųjų, dirbant su klientėm, duoti joms ne tik asanas kažkokias, ar ne tik judesi, bet duoti tokį paketą visko, kaip ir Gintarė minėjo, įvairiausių technikų, kas dirbtų būtent ar tai su pykčiu, ar tai su pavydu, ar tai su kažkokiu sena emocija, ar kažkuo tokio, ko klientai labiausiai norisi. Tada yra mentalinis kūnas ir su mentaliniu kūnu mes turim kristalus. Kristalai padeda keisti mūsų mentalą, nes kristalai turi savo struktūras, charakteristikas ir mes nešiodami tuos kristalus mes įgauname ir pas mus ta charakteristika išryškėja, patobulėja, sušvelnėja gal kažkur, gal kaip tik sustiprėja. Tai labai priklausomai. Ir yra įvairiausių būdų, kaip mes dirbam su kristalais. Tai yra ir pagal singonijas, kuris yra astrėjos technika, kaip atrinkti kristalus priklausomai nuo mūsų gimimo planetų. Taip pat yra
Taip, gimimo metai, tai yra horoskopas, planetos, pagal planetas galima atrinkti kristalus tam tinkamus, galima atskirti pagal tai, ko būtent dabar reikia. Energetiniuose centruose pasustiprinti kažkurį energetinį centrą. Nes, žinot, mes turim čakras ir kiekviena čakra yra atsakinga už kažką ir pagal tai galima atskirti kristalus, kad sustiprinti. Ar tai žmogus eina per kažkokius gyvenime įvykius, kuriam va būtent dabar jam gal reikia florito, proto aiškumo. Galbūt jam reikia labiau susisiekti su dvasia, su savo siela, ką man jinai nori pasakyti. Ar tai proto aiškumo. Ir įvairiausių kristalų iš tikrųjų, ko mums šiuo metu reikia, ką aš jaučiu, ko man reikia. Rožinis kvarsas, meilė savo. Kiekvienai moteriai tikriausiai aš netgi mėgausiu tokiu luitu po pagalvę, tai yra nuostabus kristalas. Tai yra įvairiausių būdų, kaip galima parinkti tos kristalus. Kas man įdomiausia buvo iš tikrųjų tai, kad mes labai dažnai prisiperkam įvairiausių kristalų, nes jie yra gražus, įvairiausia ar festivaliuose, ar kažkur ir susidėliojam. Tai kartais gali mūsų sistema, mūsų mentalui būti truputėlį per sunku. Gali kilti emocijų, gali kilti kažkokių tais sudirgimų ir įvairiausių nenorimų jausmų ir minčių. Tai labai gali būti, kad kristalai jie ne visada vieni su kitais gerai veikia, kad ir gražiai atrodo. Tai reikėtų irgi labai atkreipti dėmesį, ką mes su kuo nešiojam. Nes jeigu šalia užsidedam kažkokį labai aktyvinantį kristalą, o kitą galbūt raminantį, na tai gali gautis kažkoks disbalansas, taip. Ir taip pat yra emocinis, kauzalinis kūnas ir dvasinis, tai su emocijom irgi yra įvairiausių pratimų, kaip NLP coachingas, emocijų paleidimai. Čia du esencijos irgi, kaip ir minėjau, dirba su kauzaliniu kūnu, tai yra labai subtiliam lygmenį, kur va tos tokios kažkokios mūsų ar savybės, ar kažkos kūrybiškumas, ar kažkas jisai gali būti išlaisvinantis, einant tiesiai į tas mūsų tiglė, tiesiai panaikinant jau priežastis, mum to net nesuvokiant, bet matant, kaip keičiasi galbūt mūsų aplinka. Pagal aplinką labai lengva irgi stebėti, kur mes einam. Na taip pat ir dvasinis kūnas, ką aš apjungiu, tai yra daug, yra meditacijos, įvairiausių kitų dvasinių praktikų, mantros, tam, kad ta dvasia irgi pasimaitintų, ta mūsų siela irgi gautų kažkokį tais taip maitinimo per visus skirtingus kūnus. Man atrodo, jūs kaip pasidalinot, tai įsidėjot visą tokį bazinį komplektą, ko reikia žmogui šitam gyvenime. Ir kaip moteriai rasti tą, kuri tik pradeda eiti tuo keliu, kaip jai atpažinti, surasti, nuo ko jai pradėti. Nes tikrai yra ir ten siūlo, ir taip. Aš tai tikiu, kad kiekvienas mokytojas, kiekvienas vedlys, kiekvienas tas, kur padeda, jisai yra reikalingas, nes mes atsiduriam ten pas tą būtent žmogų tinkamu metu ir tinkamoje vietoje. Ne? Visi yra reikalingi šioje visatoje. Kiekvienas žolės tėvas, ten kažkaip Ošo yra pasakęs, labai išmintis, patinka man Ošo. Ir kaip užsikabinti jai, už ko užsikabinti. Man pirma tokia mintis atėjo pradėti nuo maldos, nes labai dažnai ir pas pačią tai buvo, ir pas daug žmonių iš tikrųjų girdžiu, kas pasiekia savotišką ar tai emocinį, ar kitokį dugną, pradeda melstis ir tada pradeda ateiti visa pagalba. Tai šitas. O šiaip tada žiūrint, kokios pagalbos reikia. Man pačiai, mano pradžioj šito viso kelio darbo su savim, coachingas labai padėjo. Prieš kokius 5 metus pradėjau jį taikyti.
padėjo pakeisti situacijas gyvenimo, išlaisvėti, susikurti savo erdvės, toliau kažkaip dirbti su savimi. Bet atsipalaiduoti, labiau mylėti, gal coachingas nėra pagrindinis įrankis, tada labai tinka per kūną dirbti, su esencijom, su rebefingu. Tai vat, pagal tai galima nuspręsti, ko reikia šiuo etapu gyvenime. O geriausia tai ir to. Ir vidui, dvasiai, ir protui su abiem dirbti. Ačiū, Gintarė. Labai svarbų dalyką, Gintarė, pasimėjau malda iš tikrųjų. Taip ir mano kelionė prasidėjo. Malda iš tikrųjų, prašymas, kad atsiųstų man. Atsiųstų mokytojus, atsiųstų įrankius, atsiųstų ir tada leisti savo pamatyti ir priimti, nes tikrai atsiunčia ir mum ir žmonės, kaip tu sakai, Eugenija, ir praktikas, ir mes pamatom, ir kažko susidomim. Ir aš esu labai smalsi, tai aš per 5 metus, tikrai esu išbandžiusi beveik viską tikriausiai. Gavusi įvairiausių diplomų, nes man tai yra labai smalsu. Bet va čia ir yra tas tyrinėtojos kelias, kuomet mes kažką vis tiek atrandam. Dabar aš jau esu atradusi sritis, kuriuose man patinka ir kuriuose aš noriu įgilėti. Tai manau, atsiprašau, ieškojimas. Oi. Viskas gerai. Labai organiškai. Jeigu tau reikia pauzės, galiu pasidalinti irgi šitoje vietoje, tiesiog paskui pratęsi kaip labai natūraliai. Ką jūs dalinotės, mano buvo irgi tas toksai labai gilėjęs maldos momentas, tai buvo prieš 12 metų, man pačiai ištiko tas priklausimas, kas aš čia veikiu, ir taip ir man buvo tam tokiam materialiam kontekste labai stipriai, ką aš čia veikiu darbo kontekste ir visam, bet jis patam toks sėdėjime ir kontempliavime, kas aš esu, ką čia veikiu, jis iš tikrųjų man kabino gilesnius sluoksnius. Tada, aišku, mano kelyje buvo stipriai krikščionybė, iš krikščioniškos šeimos atėjus ir mano tėvai yra labai giliai ryšyje su Kristaus sąmonė ir tai davė nuostabių dalykų. Aš atsimenu, mes tada gyvenom Airijoje su vyru ir laukiausi iš tikrųjų pirmagimio. Ir aš atsimenu tą momentą, kad aš sėdėjau katalikų bažnyčioje ir aš tiesiog verkiau nežinau kiek valandų, nes tas užstrigimas tam visam materialiam pasauly ir be išeities, kad tai nėra tie tokie esminiai mano gyvenimo dalykai, man atvedė ir gimus sūnui, labai įdomiai norisi kažkaip išplaukė, kaip pasidalinti, gimus sūnui ištiko mano depresija, pogimdyvinė, nepogimdyvinė, dabar tikrai reikšmės nėra, bet atsimenu, tėtis mano atsiuntė jogos knygą. Aišku, su kelių mėnesių kūdikiu tai nebuvo tikrai labai geras sprendimo būdas praktikuoti jogą, kai ten verkia ir bandau paimti ir panašiai, bet ir mane tada nuvedė į momentą, kai aš sėdėjau pas šeimos gydytoją ir tai buvo nuleidus galvą, tiesiog jau vaistus išsirašyti ir aš taip sėdėjau nuleidus galvą, kaip dabar pamenu ir tam viduje buvau ir tiesiog buvau su tuo, kad iš to išeiti ir yra išeitis, ir aš pakėliau akis ir pamačiau renkama nauja jogos grupė. Ir nuo to kelionė prasidėjo. Tai va, tai tas maldos reikšmingumas kiekvieno iš mūsų gyvenime, jis yra labai stiprus įkvėpėjas, impulsas ir vedlys. Tiesiog nueiti į giliausią susitikimą su savim. Man iš to pačiai uždaviau klausimą ir dabar bandau pasidalinti, kas galėtų pagelbėti moterim, vyram, svarbu. Bet aš tiesiog atsisėsti į maldą normaliai ir pasišnekėti ten viduje. Būti pilnai sąžininga su savim. Ir mes galim būti tik tai maldoje ir pokalbėje su Dievu, Buda, visata, kas kaip kas mato. Ne? Tai tas maldos ryškumas, jis yra labai gyvas kiekvienam iš mūsų. Ir gali truputėlį sakinuką. Matau ir Toma nori kažką pasakyti.
galbūt šitą laidą žiūri kažkas, kam dvasiniai dalykai, religija yra tolima. Tai tiesiog noriu truputėlį gal pasidalinti, kaip tai veikia ir iš psichologinės tokios pačios paprasčiausios pusės, ne? Tai yra tiesiog sprendimo priėmimas, nes dažnai mes varom automatu, atliekam kažkokius veiksmus, sprendimus, bet tas sustojimas ir tarsi pasikalbėjimas su savo giliausia esybė, kad viskas, aš dabar nusprendžiu, kad aš taip daugiau nebegaliu ir aš noriu kažko kito. Aš nusprendžiu, kad man reikia pagalbos, man reikia kažką keisti. Tai yra malda, ar ne? Ir kai mes nusprendžiam, mūsų tada protas pasidaro atviras ir mes pradedam pastebėti išoriai dalykus ir mes tada jau griebėmės jų, to šiaudo, ar ne? O kol nėra atlikto sprendimo viduj, tol ir nevyksta pokyčiai išorėje. Gintarė, jo, tikrai nebūtina būti kažkokia tai tradicijoje ir priklausyti kažkokiai tai religijai, kažkokiai tai grupuotė, būreliui, kaip ten mes, išsireikšim, bet va, tas ir per psichologinę pusę labai galima pasižiūrėti su giliausia savo asmenybės dalimi kažkokia, tikrai. Tai va, ką dar norėjau pridėti, iš tikrųjų, kad reikia pradėti kartais per vėlai, kartais ne tą dalyką, bet pradėti ir bandyti. Ir bandyti įvairiausius dalykus ir ieškoti to. Ir tuo pačiu metu nebijoti baigti, nebijoti išeiti. Suprasti, kad, aš čia gerai, 5 metai jau praktikuoju kažką, esu pas tą mokytoją, bet jau nebejaučiu poreikio. Ir viduje gali atsirasti tas toksai konfliktas, kad čia tiek laiko praleidau, dabar išeiti ar kažką palikti, kažką naujo pradėti. Mes labai dažnai bijom pradėti kažką naujo. Bet kartais mes pasiemam tai, ko būtent mums reikia tuo metu, tiek, kiek reikia. Ir ėjimas toliau iš pajautimo, iš nusprendimo, tai atveria mums naujus lygmenis, naujus sąmonės klodus iš tikrųjų. Nes yra labai daug kelių ir ne visiems yra tas pats kelias skirtas. Ir tas kelias gali susidaryti iš labai daug įvairiausių kelių, kelyčių, taip kaip mums norisi. Svarbiausia tai yra klausyti savęs, kaip ir sakai tu, Eugenija, sėsti į maldą ir klausyti savęs ir pajausti ir leisti savo pradėti, leisti savo mesti, leisti savo iš naujo, leisti savo negrįžti, leisti savo daryti taip, kaip. Nes kartais, aš su mama vakar kalbėjau, sako, kartais tas ėjimas, tas vedimas, jisai nėra visiškai švelnus, gražus, kvapnus, lygus. Kartais jisai būna su iššūkiais. Kartais jisai būna truputėlį, atrodo, galėtų būti lengvesnis kelias, bet vis tiek tai yra vedimas, o mus veda tik tiek, kiek mes galim iš tikrųjų transformuoti, mums duoda tiek, kiek mes jau esam pajėgius. Ir jei kažkas atsiranda mūsų kely, atsiranda kažkokia praktika, kažkokia mokytai, reiškia, tai yra būtent tai, ko mums dabar reikia. Taip, ir kitiems tas susitapatinimas, jis yra gyvybiškai svarbus irgi nuo to momento, kada pradėjau tą kelią iki pat pabaigos, gal netgi ir šio gyvenimo su kažkuo, ar tai su kažkokia tai netradicija, su kunigu, su mokytoju, su kažkokia iškilia asmenybė, su vedliu. Ir tai yra taip jo kelionė. Kitų yra kelių išėjimų, kaip sakai, grįžimų, gal netgi, gal kampo pakeitimo, užmetimo, gal tiesiog, man labai patinka visada, kaip Sigita Šadauskienė, mano miela draugė ir mokytoja, sako, kartais reikia žmogui atsisėsti ir pasėdėti. Jis pavargo nuo visko ir tiesiog jam reikia susivokti, pasėdėti. Ir kaip jis padarys, tai bus geriausia. Tiesiog atsisėsti ir pasėdėti. Ir aš dažnai, kai dirbu su žmonėm, ir aš matau, kurie tiesiog užsigrėbė, bėga, daro, jau ten procesų daug visko gyvenime, ir jis tiesiog atsitraukia, ir aš žinau, kad jis dabar sėdi. Bet dabar jisai sėdi. Ir tai yra tas momentas jau nuostabus, kad jam to gyvybiškai reikia pasėdėti tiesiog ir viskas. Tai kaip gera su jumis kalbėti ir tose spalvose jūsų maudytis ir klausyti ir matyti ir Gintarės dovanas, ir Tomos dovanas, ir tiesiog matyti
ir užsitvirtinti pačiai savo, koks tas pasaulis mūsų gražus. Ir kaip gera jame matyti tą kiekvieną gėlę, tą kiekvieną augalą, tą kiekvieną stiebą. Ir tiesiog aš praturtėjau šiuo pokalbiu. Aš taip praturtėjau, kad man tiesiog šitoj vietoj net nesinori nieko sakyti, nes toks užsipildymas, kuris žodžiais neišreiškiamas yra. Ir šitoj vietoj man, kada einam jau visai į mūsų laidos pabaigą, norisi paklausti, ir čia yra mano tas klausimas, perliukas, kur visų klausiu. Jeigu jūs turėtumėte kažką tokio įprasto nepaklausti, jeigu jūs turėtumėt kiekvieną 30 sekundžių viso pasaulio eterį, kokią jūs žinutę paliktumėt žmonijai? 30 sekundžių tiksi. Kad nieko mes iš čia neišsinešim, iš šito pasaulio, nei turtų, nei žmonių, nei statuso, tik tai galbūt kažkokias patirtis, kurias patyrėm. Aš tai manau, kad norėčiau, kad visi išgirstų save ir nebūčiau mėgstamiausia, bet kad mes kiekvienas prisimtume atsakomybę už savo džiaugsmą ir laimę. Nes nėra nieko aplinkui, kas gali mums suteikti ar atimti mūsų džiaugsmą, mūsų pilnatvę, moteriškumą, seksualumą. Viskas jau yra mumise. Viskas jau yra mumise. Ir tik kai prisimsim atsakomybę, tik kaip leisim savo patikėti, nėra jokių stabdžių ir viskas jau yra. Ir mes visos tokios pilnos ir tokios gražios ir vertos, kad nėra iš tikrųjų nei kur eiti, nei ko mokytis, nei ko siekti. Ir pabaigai norėjau dar pridurti, yra tokia zen patarlė, ir kai sako, kai nežinai, ką daryti, atsisėsk ir atsigerk arbatos ir nieko nedaryk. Tai, ką jūs dabar pasidalinot, man taip stipriai pasijautė, kad tai yra jūsų dharma, tai yra tai jūsų, kas nežino šito termino, ne, tai yra tai jūsų šio gyvenimo paskirtis, apie ką jūs esate, taip giliai man užsičiuopė. Ir aš iki graudulio iš tikrųjų save laikau, kad nepradėčiau čia eterį dabar bliaut. Iš tikrųjų, nes taip gražu viskas ir kas dabar vyko ir vyksta ir vyks. Ir pakeisiu gaidą, kad truputėlį neįsivažiuočiau su ašarom. Tai kur galima tą visą jūsų grožį, tas visas jūsų dovanas rasti? Tiesiog dabar toks labai technikumas, nueikim į technikumą, įstokim į technikumą, seniau mokinosi technikume, ten tėvai kažkas mūsų, ne, dabar jau nebelikė, bet kur Gintarė tave rasti, kur Toma, kuo jūs dalinatės, tiesiog pasidalinkit, nes manau įsikvėps ne vienas klausytojas, ar tai moteris, ar vyras, gal vyras moteriai tą mūsų laidą pasidalins, kad išgirstų ir kur kreiptis, kur rasti. Aš savo puslapio kaip ir neturiu, tai tiesiog galit kviesti mane į draugus Facebook'e, Gintarė Valeckaitė. Taip pat galit rašyti man į paštą gintarė.valeckaitė@gmail.com. Šiuo metu vedu nemokamas rebefingo sesijas Kaune, Panemunės Šile. Tai jeigu parašysit man per Facebooką arba paštą, galėsit užsiregistruoti į sesiją, kurios vyksta ketvirtadieniais. Taip pat šiuo metu vedu coachingo sesijas, tai irgi galite rašyti, jeigu yra kažkokių klausimų, kur reikia papildomos smegenų galios išspręsti, pajudėti kažkuria linkme, galite man rašyti. O šiaip noriu dar pasidalinti, jeigu kažką sudomino mineralų esencijos ir brangakmenių terapija, startuoja
rugsėjo 9 mūsų mielos mokytojos Dakinės Driukės naujas kursas, pusės maždaug metų. Žinokit, ten yra tikra magija. Aš kai atėjau, aš buvau, pripažinsiu, kiek skeptiška, bet ką aš patyriau per tos pusę metų ir ko išmokau ir tiesiog kokius įrankius įvaldžiau, tai visiems to linkiu. Tai galite rasti Myra_gamtos bučinys Facebook'e ir ten bus visa informacija. Myra su 2 R raidėm. Ačiū, Gintarė, labai, kad pasidalinai. Aš irgi labai rekomenduoju, nes ten pati baigiau ir dabar kristalai yra toks stebuklas. Tai, o mane tai iš tikrųjų galite rasti mano puslapyje www.tomaivanauskaitė.com. Ten puslapis mano angliškai, bet galit pasiskaityti, apie ką aš, ką veikiu. Taip pat Facebooko puslapyje Toma Ivanauskaitė arba Instagramoje parašyti galit žinutę, tikrai atrašysiu. Ir taip pat mūsų su Gintarė sukurtoje grupėje Laisvos Facebooko paskyroje, kur mes šiuo metu dar vasarojame lengvai, tai labai daug nesidaliname, bet manau grupė tikrai augs ir tikrai iš to išeis įvairiausių renginių ir susitikimų moterim ir tikriausiai ne tik apie seksualumą, bet daugybę kitų aktualių temų, apie kurias mes norim šnekėti, bet gal vis dar ieškom tos terpės, kur galėtume atsiskleisti. Taip, tai grupė vadinasi Laisvos grupinis coachingas moterims. Rašykite paiešką ir jinai bus lengvai randama, prieinama visiems, visoms. Su tokiu atodūsiu baigiu laidą ir iš tikrųjų išsinešu glėbį gerų emocijų ir nuostabių tokią nuostabią gilią kelionę per jūs labiau pažįstant ir atpažįstant save, savitumą, savo moteriškumą, savo sielą. Ir tikrai visiems ačiū, kas klausėte, kas žiūrėjote šią laidą. Ir tai tiesiog yra dovana, kurią gera dalintis. Mums visoms buvo labai gera, tikiu, dalintis. Ir ačiū, Gintarė, ačiū, Toma, kad sutikote šiai avantiūrai, leidotės į šį gražų pokalbį. Ir ką visiems linkiu gyventi, matyti, tikėti ir mylėti. Iki. Iki.